Labą dieną gerbimi devintokai. Šiandieną mes toliau mokomės su Exceliu ir toliau mūsų temos yra Microsoft Excel duomenys rikiuojame ir filtruojame. Ne? Tai kaip čia jau suprasti, yra daug čia tų filmukų, kaip visą kitą padaryti, bet mes turėtume išmokę sukurti kažką tai savitą. Taigi atsiverkite Excelio programą dabar. Atsiveriame Excelio programą. Atsiveriam visi Excelio programą. Ir tą patį dabar truputį rašom, ką aš rašysiu, o paskui paaiškinsiu, ką reikia padaryti. Tai atsivertim pirmą lapą, pasidarom pirmą lapą, parašome savo klasės draugų arba kaip pažįstamų žmonių vardus. 5. Būtų gerai, kad būtų ir mergaitės, ir berniukai. O jeigu bijom? Aš įrašinėjau dabar, baigsiu nesąmonių šnekėti, gerai? Paskui ir jie įsėtėri, kad tokias nesąmonių šnekat. Tai būkite geri ir padarykite tą, ką sakau. Rašome gerai. Ir taip, tai mes turime, reiškia, eilės numerį, mokinio vardai ir dabar mes turime parašyti jiems vertinimą 4 mėnesių, tai rugsėjis, čia taip traukiame už kojelės iki gruodžio, 4 mėnesių vertinimą padarysime. Ir parašome, kaip jie mokėsi, tai su sąlygos, su IFU padarysime, su vidurkiu padarysim vidurkį, kaip jie mokėsi, vidurkis, tai vidurkis reikalingas bus, vidurkis, na ir padarysime kaip jie kokybė, kaip jie mokėsi, kokybė. Padarom tą lentelę, sutvarkome, kad jinai turėtų rėmelius. Tvarkom, kad rėmelius turėtų. Ten gerai matote visi, ką aš darau? Dabar geriau matote? Tai dar kad primenu, turi būti 4 vardai mažiausiai, gali būti daugiau. Išvardyti keli berniukai, kelios mergaitės turi būti. Surašyti pažymiai jiems už rugsėjį, spalį, lapkritį, gruodį, bet kokie. Nebūtinai kaip mokytojas rašo. Galime bet kokius įrašyti pažymius. Surašome pažymiukus. Įvardėjom vieną spalvą čia, kur yra duomenys, tai čia vat yra duomenys, aš nuspalvinu geltoną, jūs galite bet kokią spalvą nudažyti, tą, kur yra duomenys, čia yra duomenys, jie nekintantis dalykas, duomenys. O va čia, kur rezultatas yra, tai rodau kaip tą rezultatą, primenu kartu, jūs jau šitą medžiagą esat praėję, todėl labai greitai jūs viską darote, turi būti skirtinga spalva. Ir vidurkį mes paėmėm iš automatinių formulių, priskiriame iš duomenų lauko skaičius, pažymius tiksliau, paspaudžiame Enter ir pravedame, kad vidurkis šitų mokinių, na ir kokybė, kaip jie mokėsi, tai padarome ilgąjį IFA ir kartu prisiminsime nuo tą sąlygos sakinuką, kuris irgi labai mums reikalingas. Tai būtų lygu. Arba galima net su automatinė formulė pirmiausia pradėti, kad žinotume, kaip pradėti, ar kablelis, ar kabletaškis būna įvairiai. Tai iš vidurkio paimam lentelės duomenys iš pirmos, parašome daugiau lygų, žinome, kad aukščiausias įvertinimas yra 10. Ir kai 10 yra, tai puiku. O
paskui jau toks blogiausias yra blogai. Blogai. Tai mes priskiriam šitą, na ir padarom 5 lygių tą formulę. Prisimenam, mes čia dirbom, darėm, žinom šitos visus dalykus. 1, 2, 3, 4, 5. Uždarinėjame ifą. 1, 2, 3, 4, 5. Spaudžiam enter ir pataisome jo užrašymą. Tai 10 yra 9, kur yra sekantis dešimtukas yra 8, kur sekantis yra 7, kur dar sekantis yra 6, kur dar sekantis yra 5. Na, o jau kažkas tai kas kitas, tai bus jau ir blogiau. Taigi, kur 9, tai mes žinom, kad tai labai gerai. Labai gerai. Jeigu tai 8, tai gerai. Gerai. Jei tai 7, tai yra patenkinamai. 6 yra silpnai. Silpnai. Na, o jau 5 labai silpnai. L silpnai. Silpnai. Na va, tai dabar pratempę mes nuo to taškelio, mes matome, koks yra įvertinimas. Ir kada jūs jau susirašysit visą šitas duomenis, susirašysite, tada naujos temos, naujos medžiagos parodysiu, ką būtų galima čia padaryti dar, kaip čia išrūšiuoti. Dabar, sakykime, mokyklos auklėtojai arba klasės auklėtojas sakytų, nu įdomu, kaip čia mūsų berniukai mokosi, padarykime lentelę, kad tik tai rodytų berniukus. Tai šitą lentelę nukopijuojam, kaip originalą paliekame, po apačio dedam tą pačią lentelę, žemesnę, žemiau lentelę, ir įdedame, pažymime tą lentelę ir uždedame filtrą. Filtras dedamas pagrindinis ir va čia yra AZ tokia ir spaudžiame ant jos ir pasirenkame filtruoti. Va šitą va užrašį, filtruoti. Atsiranda tokie ženkliukai, kuriuos galime praskleisti. Tai dabar mes paimam ir praskleidžiame ir uždedame tik tai ant tų, reiškia, vardų, kurie yra vyriškos giminės. Tai aš, reiškia, nuimu Rasą ir nuimu Mildą. Jūs ką nuimsit, nežinau, ir spaudžiu gerai. Ir op, ir man rodo tik berniukų mokymasi. Berniukų mokomės. Čia berniukai tik tai, va, toj klasėje tik tai berniukai mokosi, vienas 8, kitas 7. Na, auklėtojas sako, reikia ir mergaičių sužinoti. Tai dabar mergaičių padarom panašiai. Padarom mergaičių, įdedame, reiškia, visą pagrindinį lentelę, vėl nueiname į filtravimą, kuris yra, primenu, pagrindinis ir filtruoti, nueiname į filtravimą ir, reiškia, ir uždedame, kad filtruotų va šitą. Vėl uždėjo tokius taškiukus. Ir mes dabar priešingai padarome, kad būtų berniukai nuimti, Algis bus nuimtas ir Vytas bus, o Milda ir Rasa liks. Paspaudžiam ir mes matome, kaip mergaitės mokosi. Reiškia, dabar mokytoja sako, nu čia gražu, viskas tvarkoj, bet mums reikėtų, kad jos būtų tie vardai, sakykime, pirmoji lenteliai, kad būtų parašyti pagal reiškia alfabetą, kad nuo A raidės iki Z, ne? Tai dabar kaip tai darome? Pažymėm vardus, antroji lenteliai, galim pažymėti antrus vardus, antroji lenteliai, ir nueiname į ją, reiškia, kur yra rūšiavimas, filtravimas, rūšiuoti, paspaudžiam ant rūšiavimo ir pasispaudžiame antrą. Galime tą pirmą. Ir op, ir jau sutvarkė. Algis pirmoje eilėje vietoje pasidarė, Milda pasidarė, Rasa ir Vytas. Dabar sulyginkime, ar Milda taip mokėsi. Milda pasikeitė tiek skaičiai, bet pasikeitė vardai, bet nepasikeitė skaičiai. Mums tas netinka. Todėl mes turime visą lentelę pasiimti visą lentelę ir pasirinkti
rūšiuoti nuo A iki Z, yra ir nuo Z iki A, ne, priešingai. Tai nuo A iki Z, reiškia, rūšiavimas pasirinkti. Filtravimas įjungtas. Tai, nu, sakykime, čia uždėkime. Ir kad būtų su pažymiais pasikeis. Kad su pažymiais pasikeis. Rūšiuoti. Ir va mes iš karto paspaudę ir iš karto galim tą rūšiavimą pasidarę. Ir šį kartą, kadangi aš viską pažymėjau, tai mes galėdami su Milda pasitikrinti, tai matome, kad ir su pažymiais pasikeitė viskas. Ir lentelę padaryti. Dabar jūsų užduotis, ką reikia padaryti? Sukurkit savo vieną lentelę, ką jūs norėsite filtruoti ir ką jūs norėsite rūšiuoti. Tai gali būti pardavimai, gali knygų atidavimas bibliotekai, ką jūs atiduodat, ko jūs neatiduodate, kokios knygos 3 yra išvardytos pagal abėcėlę, be abėcėlės, kokie berniukai yra sportuojantis, kurie nesportuojantis, kurios mergaitės lanko muzikos mokyklą, o kurios nelanko muzikos mokyklą. Kiekvieną savo padarykit lentelę ir 3 variantus pateikit tos lentelės. Viena turi būti surūšiuota pagal, reiškia, vardus, reiškia, pagal alfabetą. Toliau turi būti kita lentelė, turėtų būti, reiškia, kažkas tai atrinkta, ne, filtrai, aiškiai matytis, kad yra filtrai. Ir trečia lentelė originalas turėtų būti. Gerai? Tai sėkmingai jūs šitą padaryti darbelį. Na, o kam bus neaišku, galėsiu dar kartelį paleisti šitą filmuką.